Sveiki, šiandien aš jums parodysiu, kaip nusimegzti kojines. Mums reikės siūlų, žinoma, taip pat reikės 5 virbalų, čia jie pas mane yra gana ploni, taip pat reikės vąšelio, žirklių ir geros nuotaikos. Tai kojinę aš suskirščiau į 7 dalis, kad jums būtų lengviau atsiminti. Pirmoji dalis yra atnara, toliau eina užkulnis, tada prasideda kulnas, 4 dalis yra kulno užlenkimas, 5 dalis yra nulaidymas, 6 dalis yra lygioji dalis, jau prieš pat pabaigą, ir 7 dalis yra pirštai. Taip atrodo kulnas, išmokysiu, kaip padaryti tą tokį užsilenkimą. Parodysiu, kaip gražiai nulaidyti abiejose šonuose kojines, nes šitam pavyzdį rodau vienoje pusėje gražiai nulaidžiau, o kitoje nelabai. Tai paskui parodysiu, kaip padaryti, kad nebūtų tokios klaidos. Taip pat parodysiu, kaip daryti, kad nebūtų šone kojinės tokio keisto spalvų perėjimo. Ta mes padarysime tiesiog ant pado. Taigi, pradžioje, kad pradėtume megzti kojines, reikia, žinoma, užsidėti siūlus. Tikiuosi, kad jūs tą moka daryti, o jeigu ne, tai štai aš lėtai pademonstruoju, kaip tą padaryti. Moteriškoms kojinėms dažniausiai dedama po 12 akių, vyriškoms kojinėms po 14 akių, bet aišku, tai priklauso labai nuo kojos dydžio, nuo pločio ir panašiai. Aš moteriškoms kojinėms dabar visada dedu po 12 akių, tai siūlau ir jums tai pabandyti, bent jau pirmą kartą. Tai kojinės yra mezgamos ratu iš 4 virbalų, o 5 virbalas yra naudojamas jau pačiam mezgimui, akių išmezgimui. Ir jeigu niekada prieš tai nesate mezgę su 5 virbalais, tai draugiškas patarimas, tiesiog nekreipkite dėmesio į kitus virbalus, kreipkite dėmesį tik į tuos 2, su kuriais mezgate. Tai va, aš skaičiuoju akis ir kai būna 12 akių, tuomet reikia ištraukti vieną iš tų virbalų. Tai yra visada viršutinis virbalas, kurį reikia ištraukti. Ir uždėjus tą ištrauktą virbalą ant viršaus, vėl uždėti 12 akių. Ir gaunasi štai tokia eilė akių. Tada reikia labai atsargiai ištraukti tą virbalą, tą pirmąjį. Štai taip, ir tada gaunasi, kad po 12 akių ant kiekvieno iš virbalų. Ir tą patį procesą reikia pakartoti su 4 virbalais, o 5 virbalą visą laiką naudojam jau pačiam mezgimui. Dar kartelį atsargiai ištraukiam virbalą. Ir akys turėtų būti tokio stiprumo, kaip pavadinti, įtempimo, kad tie virbalai patys laikytųsi, jie neturėtų išslysti iš akių. Jeigu jie išslysta iš akių, tai reiškia, yra šiek tiek per laisvos akys, o jeigu labai labai kieta, tai irgi tada būna sudėtinga megzti, tai pasistengkit kažkaip nedaryti labai kietų akių, tokio gero minkštumo. Ir kai uždedam po 12 akių ant kiekvieno virbalo, štai taip dabar atrodo mezginys. Ir dabar tie virbalai, tas mezginys, jisai nėra sujungtas, tie virbalai nėra sujungti, bet aš tiesiog visą laiką pirmą akį išmezgu ant jau 4 to virbalo, dar nenaudoju 5 virbalo, su kuriuo paskui megsim, tai tiesiog darau taip tam, kad tiesiog tas visas mezginys susijungtų ir nebūtų ten, tie virbalai atsiskyrė ir nekabėtų toks kaip, nežinau, tiesiog, kad nekabėtų tie virbalai, nesitabaluotų, tai taip gaunasi. Na ir pirmoji eilė visada yra tiesiog geros akys. Na ir dabar pačioje pabaigoje, matote, ta akis, jinai dar nesujungta su siūlu, bet dabar mes ją išmegsime ir jau bus jinai pilnai prijungta prie viso mezginio. Ir dabar pradėsime kojinės pačią pirmą dalį, tai yra atnarą,
O atnarai visą laiką reikia rinktis šiek tiek tokį raštą, kuris duotų tamprumo tam audiniui megztam, dėl to, kad turi lengvai tilpti koją į kojinę. Dažniausiai, kai mezga atnarą, tai daro arba 2 gerąsias akis, 2 blogąsias akis, arba vieną gerą, vieną blogą, čia jau kaip kam patinka, dar ir priklauso nuo siūlų storio. Aš darau dabar vieną gerą, vieną blogą. Na ir išmezgus vieną eilę matau, kad toji akis, kurią pradžioje mes panaudojam kaip surišimą virbalams, tai ją dabar reikia atgal perkelti ant to virbalo, ant kurio jinai priklauso. Na ir toliau tiesiog tokia pačia tvarka vieną gerą, vieną blogą akį, vieną gerą, vieną blogą akį. Taip reikia daryti tol, kol numegsite visą atnarą, kokio norite ilgio, ar kad būtų labai aukšta, ar labai trumpa, čia jau priklauso nuo jūsų pačių noro. Ir jau šiek tiek pradeda ryškėti raštas po kelių eilių. Štai, numezgiau apie 15 eilių ir jau matosi, koks yra raštas. Šitą galiuką siūlo aš šiek tiek užkabinsiu į vidų, kad jisai tiesiog gražiau atrodytų. Paskui mes pabaigoje vis tiek sutvarkysime tos visus laisvus galiukus, kad jums būtų paprasčiau įsiminti ir tiesiog susivokti, kaip viskas vyksta su kojinių mezgime, tai aš naudosiu kiekvienai daliai iš tų 7, kurias išvardinau, po skirtingos spalvos siūlus arba skirtingą raštą, tai jūs pamatysite, iš kokių tų dalių ir kaip jos atrodo susideda kojinė. Taigi, kai darome užkulnį, dabar jau pradėsime daryti užkulnį, antrąją dalį, reikia tiesiog paprastomis akimis pamegzti tiek, kiek norite, kad būtų ta lygioji kojinės dalis nuo atnaros iki kulno. Tai gali būti, sakykime, 5 cm ar mažiau. Čia jau irgi priklauso tiesiog nuo skonio ir nuo išvaizdos. Čia aš parodau, kaip reiktų pakeisti siūlo spalvą. Tai tiesiog pradedu megzti naują ir paskui nukirpusi surišu tuos galus, kad neišsimakaluotų nieko. Taigi, štai jau numezgiau atnarą ir va kaip atrodo dabar kojinė. Užtruko tikrai neilgai. Dabar pradėsime šitą dalį, kuri yra pati sudėtingiausia pagal mane, tai yra būtent kulnas. Ir megzime šitą dalį, kuri yra tiesi. Jinai susidaro iš 24 akių ir to jau parodysiu, kaip viską reikia padaryti. Pirmiausia, pasikeiskim siūlo spalvą. Taigi, dabar mes sumegsime 24 akis ant vieno virbalo. Tai reiškia, kad išmezgę vieną virbalą, tiesiog tęsime toliau, nepakeisim virbalo nauju, bet tiesiog megsime ant to paties dar 12 akių. Šitą pirmą eilę darau tik tai geromis akimis, o grįžtant atgal tik tai blogomis. O paskui jau nuo antros eilės prasidės raštas būtent kulnui. Kulno raštas, kaip ir atnaros, turi, kaip pasakyti, atlikti tam tikrą funkciją, kadangi atnara suteikia tokį tamprumą tai kojiniai, tai kulnas suteikia tokio grubumo ir tas raštas toks yra, kuris šiek tiek gal ilgiau neišsitrina, neišsimindo. Megsime tokiu raštu. Vieną akį nukelsime, o kitą išmegsime paprastai. Vieną nukelsime ir išmegsime paprastai. Ir taip iki pat galo. Tai yra labai greitas mezgimas, labai smagus mezgimas ir dažniausiai ta dalis labai greitai nusimezga. Na, o grįžtant atgal, tiesiog darysime viską išvirkščiomis akimis. Ar blogosiamis akimis, kaip kas vadina. Na štai, po kelių eilių jau truputėlį matosi raštas, bet dar ne iki galo. Taip pat noriu pasakyti, kad kaip atskirti nukeltą akį nuo išmegztos, tai nukeltoji akis yra šiek tiek iškilusi. Tai ta akis, kuri matosi šiek tiek geriau, aiškiau, tai ta akis būtent yra nukeltoji. Na ir dabar padarėme šitą dalį ir dabar prasidės kulno užlenkimas.
kad mes galėtume užlenkti kulną, mes turime dviejose vietose, štai vienoj pusėje kulno ir kitoj pusėje kulno, kad gautųsi štai toksai užlenkimas. Tai pasikeičiam vėl siūlo spalvą, kad jums būtų aiškiau. Tai dabar jau prasidės ketvirtoji dalis, kulno užlenkimas. Mums reikia paskaičiuoti akis ir padalinti tas 24 akis, kurios yra ant vieno virbalo dabar, į 3 dalis. Tai lengviausiai pasidalina 7, 10 ir 7. Ta vidurinioji dalis, kur yra 10 akių, ji turėtų būti šiek tiek didesnė negu ta šoninė dalis, todėl yra 7, 10, 7. Ir štai šitose vietose mes suiminėsim akis, gausis toksai užlenkimas. Pradedam taip. Pirmiausiai tuo pačiu raštu, kaip iki šiol mezgiam kulną, vieną nukeliam, vieną išmezgam, tęsiam ir toliau šitą ketvirtą kojinės dalį. Vidurinioji dalis, kur yra 10 akių, visada turi likti tokia pati, akių turi ten nemažėti. O tose vietose, kur 10 akių liečiasi su 7 akimis, mes ten mažinsime akių skaičių, jas sumegzdami ir taip mažinsime tas šoninės 7 akis. Taigi dabar pirmiausiai išmezgėme 7 akis, tada tas 10 akių ir kai yra paskutinioji 10 akis, mes jos neišmezgam, bet kartu prie jos pridedame tą 7 akį ir jas kartu sumezgam, o tą sumegztą akį mes uždedam ant virbalo, su kuriuo mezgiame, kur yra 10 akių. Ir kai sumažiname akis ir 7 akių lieka 6 ir tada nemezgam toliau, tas 6 akis paliekam ramybėj ir apsukam visą kojinę ir tada mezgam tiesiog atgal blogomis akimis, iki kol prieinam vėl tą vietą, kur baigėsi mūsų 10 akių vidurinių ir tada vėl taip pat sumezgam paskutinėje mūsų 10 akį su viena ta iš 7 akių ir vėlgi lieka ten 6 akis, o pas mus per vidurį lieka 10 akių. Taip pat šioje vietoje yra svarbu sekti raštą ir ten, kur yra nukelta akis, taip pat daryti nukeltą akį, o ten, kur išmegzta, taip pat daryti išmegztą akį. Ir va štai po kokių 4 ar 3 eilių jau matot, kad po truputį toksai užsilenkimas gaunasi. Na ir štai jau paskutinės akis suiminėjau, tai iš tų 7 liko 0, per vidurį vis dar yra 10 akių, nes mes mažinom tik tai nuo to šoninio skaičiaus, kur buvo po 7 akis šonuose, per vidurį liko 10. Ir dabar tiesiog jau paskutinė eilė. Na ir paskutinės akis irgi suimu. Ir viskas. Dabar pas mus ant virbalo liko tik 10 akių. Ir mes padarėm užlenkimą. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Toliau mūsų laukia nulaidymas. Ir rodau šitą būtent kraštelį. Matot, šitoj vietoj yra jau akis ant virbalo, o šitoj vietoj nėra jokių akių, yra tik tai kraštas. Tai dabar parodysiu, kaip tas akis surinkti ir kaip paskui nulaidyti, gaunant tą tokią gražią pinutę šone. Mums vėliau reikės šitą virbalą, kur yra 10 akių ant jo, padalinti į 2 dalis po 5 akis ir mes tas po 5 akis, žodžiu, perkelsim 5 akis ant vieno virbalo ir 5 akis ant kito virbalo. Nuo šitos vietos kojinės viskas toliau bus tik tai lygių raštų, nebent jūs sugalvosit kažkokį raštą parinkti. Tai va, šitoj vietoj reikia surinkti akis. Reikėtų, kad čia būtų bent 16 akių, ne mažiau. Gali būti net ir daugiau, nes šita vieta yra labai svarbi, kad tiesiog gerai įsikištų koja, nebūtų per ankšta. Ir akis reikia sureikidėti štai tiesiog taip paprasčiausiai išsirenkant kažkokią vieną liniją, kad būtų lygu ir tiesiog
užkabinant štai taip su virbalu akies dalį ir kaip su vašeliu, bet aš rinkau ir pamačiau, kad per mažai tų akių, nes čia negarantuota, kad bus jų tiek, kiek reikia. Kartais reikia, kaip mano močiutė sako, rasiu aš, kur jų paimt. Tai žodžiu, galima tiesiog paimprovizuoti ir rasti tų papildomų kilpelių, už kurių būtų galima užkabinti ir padaryti akį. Tai tiesiog užkabinant va šitaip su virbalu ir ištraukiant siūlą. Ir skaičiuojam, kad būtų bent 16 akių. Ir aišku, abiejose pusėse, tiek šitoj pusėje kojinės, tiek kitoj turėtų būti po vienodai akių. Tai jeigu darot 16 ir kitoj pusėje darykit 16. Jeigu darot 17, tai kitoj pusėje irgi 17. Toliau kitus 2 virbalus mes išmegsime tiesiog paprastai. Ir vėl paimsim naują virbalą ir tiesiog surinksime 16 akių. Na ir dabar nuo to virbalo, kur buvo likusios 10 akių, padalinsime per pusę ir 5 akis sudėsim ant vieno iš šitų ilgųjų virbalų ir kitas 5 akis ant kito. Tai šitie ilgieji virbalai, tai turiu omeny tie virbalai, kurie turi dabar po 16 akių. Ir pridėjus dar 5, tai turės po 21 akį. O šitoj vietoj, tai aš tiesiog iš pradžių perkeliu 5 akis ant to virbalo, ant kurio jos paskui ir bus, ir tiesiog tada paprastai išmezgu. Išmezgiau tuos virbalus, kurie turi po 12 akių ir dabar mes pereisime prie šitos vietos, kuri yra labai atsakinga. Darysime būtent šitus nulaidymus. Ir aš parodysiu, ką reikia daryti, kad abiejose pusėse būtų va štai tokia graži pinutė, kad nebūtų va tokių kažkokių keistų surišimų kaip kitoj pusėje. Ir šitoj vietoj mes mažinsime akių skaičių. Taigi, vienas būdas yra sumažinti akis, tiesiog sumegzti 2 akis, įveriant virbalą iš vidaus, o kitas įveriant virbalą iš apačios. Jeigu įversit virbalą iš vidaus, iš viršaus, tai atrodys štai taip ir matosi pinutė. O jeigu imsite akis iš apačios, atrodys štai taip, kažkaip keistai susisukę truputėlį. Būtent šiuo atveju mes paimsime ir išmegsime akis įduriant virbalą iš vidaus. Svarbu atsiminti, kad nuleidinėjant šitas akis reikia tą daryti abiejose kulno pusėse. Tai kai prasideda kulnas ir kai baigėsi kulnas, kad nesusimaišytumėt, ant kurio virbalo, kurioje vietoje nuleisti akis. Ir kai lieka 2 akys ant antrojo ilgojo virbalo, mums vėl reikia sumegzti tas 2 paskutinės akis, bet čia reikia daryti priešingai nei darėte pradžioj, kaip ant ano virbalo. Čia reikia būtent imti iš apačios siūlus ir sumegzti, tada gaunasi pinutė. Taigi ant pirmo virbalo mes suimame visą laiką pirmas 2 akis, o ant antrojo ilgo virbalo mes suimam paskutinės 2 akis. Ir tose vietose tiesiog simetriškai gausis pinutės ir bus tas vadinamas nulaidymas.
Tai mums dabar tiesiog reikia taip megzti, kol pabaigsime laidyti akis ir liks ant kiekvieno virbalo po 12 akių. Na va, baigiau nulaidymą ir abiejose pusėse, kaip matote, gražios gavosi pinutės. Dabar mes pakeisime siūlą ir aš padarysiu šiokį tokį raštą. Tai šita lygioji dalis. Šitoj kojinėj, matot pavyzdį, aš keičiau siūlus šone, bet paskui nusprendžiau, kad daug gražiau atrodytų, jeigu siūlų tas keitimas vyktų ant kojinės pado, tai taip mes ir padarysim. Aš irgi tiesiog pamezgiau porą virbalų, kol priejau prie būtent pado vietos ir tada pakeičiau spalvą. Jau padariau visą ilgąją dalį kojinės, visą ilgį. Ir padariau tokiu raštu, kad tiesiog būtų gražiau truputėlį. Ir matot, ant pado gavosi tas siūlų pasikeitimas, perėjimas toksai. Tikrai žymiai gražiau atrodo negu kojinės šone, nes padas vis tiek mažiau matysis. Ir dabar darysime paskutinę dalį, tai yra pirštai. Tai yra labai paprasta. Nuo kiekvieno virbalo tiesiog pirmas 2 akis reikia sumegzti. Kaip sakant, mažinant akių skaičių. Imti iš vidaus, sumegzti pirmas 2 akis, o paskui paprastai virbalą išmegzti visą. Ir taip megzti, kol lieka maždaug 6 ar 8 akys, tada galima atsisakyti keletos virbalų, bandyti su 3 virbalais, tiesiog kaip išeina, kaip kam patogiau. Vėlgi pirmas 2 akis sumezgam ir taip mažėja akių skaičius. Štai gaunasi tokia graži pinutė. Po keletos eilių, štai kaip atrodo kojinė, jau siaurėja. Pirštus reikėtų pradėti pasimatavus kojinę ir kai kojinės visas tas ilgis, lygioji dalis dengia jūsų 3 mažuosius pirštus kojos, tada jau galima pradėti daryti kojinės pirštus ir tą visą nulaidymą, nes kitaip tiesiog bus per ankšta kojinė. Ir štai, kai lieka jau nedaug akių, pasidaro labai sudėtinga, nes norisi, kad nebūtų daug skylių, norisi, kad tas audinys būtų tvirtesnis, todėl stengiuosi visą laiką megzti kiečiau, tvirčiau. Tai dėl to būna sudėtinga, bet štai lieka nedaug akių ir aš tiesiog mažinu tiek, kiek išeina, kol galiu, kol kažkaip susitvarkau su tais virbalais ir tom akim. Ir kai lieka maždaug 4 akys, tiesiog nukerpu siūlo galą ir štai taip po vieną akį su vašelio pagalba suneriu tas tiesiog laisvas akis ant siūlo. Galima tam naudoti ir adatą, tiesiog įverti storesnę adatą siūlą šitą ir tiesiog nuo virbalo perkelti ant adatos ir pertraukti siūlą. Tai irgi labai geras būdas. Paprastas, kaip užbaigti kojinę. Na štai. Ir kojinė jau beveik baigta, liko tik sutvarkyti visus tuos galus. Siūlą įtraukti į vidų vėlgi galima pasitelkiant vašelio pagalbą.
Na, reikia išversti kojinę, kad galėtume sutvarkyti visus viduj likusius siūlus. Kai šalia vienas kito yra du siūlai, aš tiesiog juos surišu tvirčiau arba dar kartą surišu, kad tikrai neišsileistų ir nukerpu. O kai yra vienas siūlas ir jo nėra prie ko pririšti, tada aš darau taip, jį tiesiog šiek tiek įtraukiu giliau į mezginį. Ir išvyniojus siūlą dažniausiai galima perskirti per pusę, jeigu tai nėra vienas kažkoks labai plonas siūlas. Ir tada vieną tą galą perskirtą dar kartelį įneriu į mezginį ir surišu. Ir gaunasi toks mazgelis, kuris niekur nepabėgs. Galiausiai tą siūlą, kuris buvo pats pirmas, tai irgi taip pat tvarkau. Pažiūriu, kad būtų gražus kraštelis, kad neatrodytų kažkaip kreivai keistai. Tiesiog įneriu giliau. Ir taip pat kaip aną siūlą išvynioju ir padarau mazgelį. Na ir ką, mūsų kojinė jau baigta. Belieka tik išversti ir pasimatuoti. Na, tikiuosi, kad jums patiko šitą pamokėlę ir buvo naudinga. Tikiuosi, kad supratote, kad aiškiai viską papasakojau, kaip daryti. Kojines tikrai yra labai smagu megzti. Ir jeigu jūs dar turit kažkokių klausimų ar neaiškumų, tai palikit komentarą, pasistengsiu atsakyti. Na ką, sėkmės ir tikiuosi, kad nusimegsit sau ir draugams daug gražių kojinių.